Labas rytas, sveiki užsukę į naują mano video vlogą, ačiū, kad įsijungėt. Aš šiek tiek patinusi ir gal pakimusi, nes yra dabar 9:30. Aš kėliausi, aišku, anksčiau, nes mes su Taju miegam daug ilgiau, senai taip anksti besikėliau. Važiuoju į kirpyklą ir važiuoju pas naują kirpėją. Taip, o kodėl aš važiuoju pas naują kirpėją, nes buvau užsiminusi, kad važiuosiu pas naują kirpėją, o todėl, kad aš šiuo metu negaliu savo tiek ilgai leisti laiko. Ką aš turiu omeny, tai kad ta mano kirpėja, pas kurią važiuodavo, labai fainas žmogus, labai faina atmosfera, jauku pas ją, labai gerai dirba savo darbą, bet labai toli pas ją yra važiuoti. Dabar tikrai negaliu leisti savo tiek ant kelionės, nes vieną pusę kažkur apie 50 minučių taip reik nuvažiuoti, tai pirmin atgal beveik, kiek 1,5 valandos grubiai gaunasi, plus visos procedūros apie 3-4 valandas, tai 6 valandas, biški man per ilgai iš tiesų, nes, aišku, vyras pabūna su Tajum, pamaitina jį, bet aš pati negaliu tiek ilgai būti nemaitinusi, kadangi pati maitinu, tai, žodžiu, gaila, nežinau, pirmas kartas bus dabar pas šitą kirpėją, kaip jinai man nudažys, gal tik vienintelis ir paskutinis bus pas ją, gal vėliau jau galėsiu pas savo nuvažiuoti kirpėjai, tai, jaučiuosi tokia biški išdavikė, bet, nežinau, sakau, nes čia, pažiūrėjau, pas šitą nuvažiuoti yra 13 minučių kelio, tai, aišku, procedūra irgi tiek pat užtruks, bet bent jau kažkur apie valandą su trupučiu sutaupysiu. Šiek tiek jaudinuosi, nežinau, kaip pirmas kartas, žinot, visada kaip būna, bet gal kaip nors. Dabar daug kas žino, kokią spalvą dažyti, kaip tą spalvą išgauti blondinišką, seniau tai būdavo sunkiau, tai gal pavyks, nes aš irgi sroguosiu vėl, arba man ką nors pasiūlys kitaip, nežinau. Bet šiaip žinokit, turiu prisipažinti, kad turiu savo prisipažinti, kad man be proto slenka plaukai. Aš žinau, kad čia yra ta pogimdyminė priežastis, nes man po pirmo sūnaus irgi buvo tas pats be proto slinko plaukai, bet kažkaip anksčiau pradėjo slinkti. O dabar šiek tiek suvėlavo, tai aš labai vyliausi, labai tikėjausi, kad šį kartą man plaukai neslinks, bet be proto slenka plaukai. Nežinau, žinokit, ką daryti. Aišku, reikia greičiausiai išlaukti tą laikotarpį, nežinau, kiek laiko slinks tie plaukai, bet vakar, kai išsiploviau galvą ir šukavausi plaukus, žinokit, pamačiau šepetį ir tiesioginė to prasme žodžio norėjusi verkt. Aš kelsiu kur nors video, parodysiu, kaip atrodė šepetys po vieno šukavimuose. Tik iškart perspėju silpnų nervų žiūrovams arba kuriems nepatinka plaukai. Ta prasme, ne vietoj plaukai. Galit nežiūrėti šito kadro. Bet, žodžiu, žiauru, žinokit, toks jausmas, kad ten būtų nukirpta kasa ir įsivėlusi į plaukų šepetį. Taip paskutiniais kartais, jau kokius, nežinau, kelias savaitės, taip šukuojasi plaukai kiekvieną kartą. Aš bijau šukuoti plaukus, žinokit. Baisu, nežinau, ką man kirpėjas sakys, kas tave išpešė, išrovė, išplikai, bet jaučiu, kad šakės. Mačiau, kažkokie yra vaistai, Bioteval, man atrodo, tai jeigu kažkas vartojot, pasakykit ar parašykit komentarą, ar jie veiksmingi ar ne. Tai jeigu kažkam buvo tokia pati situacija, kad pradėjo labai slinkt plaukai po gimdymo, tai parašykit komentarus, ką darėt. Nes aš jaučiu, kad greit nupliksiu. Aš ten vieną tokį tiktokę reikia pažinau. Tai ką, labas vakaras. Aš tik dabar po kirpyklos. Ar sutaupiau laiko? Šiaip esu labai patenkinta, labai atgaivino plaukus. Papasakosiu kitam kadre, ką jinai man rekomendavo vartoti ir naudoti. O dabar lėkiu pas savo kleckiuką, nes žiauriai pasiilgau. Guten Morgen. Tai susitinkam sekančią dieną. Vakar nebejungiau kameros, galvoju, ką aš jums parodysiu naktyje. Tamsu buvo, patys matėt. Nei kažką jums parodyti. Kaip atrodo tie plaukai normaliai šviesoj dienos, nei pati mačiau, kaip jie atrodo dienos šviesoj. Atsėdėjau 8 valandas. O čia skundžiaus, kad aš neturiu savo galimybės leisti 6 valandas tipo prasėdėti kirpykloje, o čia buvo 8 valandas, kaip ofisinis darbas. Grįžau su skaudančia krūtine, tiesiu taikymu Tajus maitinti, nors jis buvo pavalgęs, bet vis tiek. Eina savo 8 valandas.
8 valandas. Žodžiu, nes man daugiau dažė, šiaip aš dažydavau visada, nelabai dažydavau galo taip pilnai, tik šiek tiek, bet dabar dažė visą, kadangi noriu viską suvienodinti, nes jau buvo ataugę, plus daug visokiausių ten tų procedūrų darė. Detoksikacija plaukams, ten maitinančią kaukę uždeda, aišku, reikia nuplauti šampūnų, vėl kitą kaukę, kažkokią ten dar, po to nuiminėjo mano spalvą, tuos visus, kur naudojus tos šampūnus, pilkintojus, tiesiog, kad išimti iš plaukų spalvą, ten irgi darė kažkokią procedūrą, kad būtų patogu sutonuoti viską vienodai. Žodžiu, sakau, aš prie tos kriauklės pragulėjau 2 valandas, man atrodo. Man darė AirTouch. Ar aš esu patenkinta spalva? Vakar, kai tos pritūsų šviesų, kai žiūrėjau, kažkaip man atrodė labai geltonumą mušė. Nors jinai sakė, aš padariau tau natūralesnę spalvą. Galvoju, aš nenoriu natūralios, aš noriu šviesios, noriu baltos, jokių geltonumų. Tai dabar dienos šviesoje žiūriu, gal ir nėra to geltonumo, aš nežinau, kažkaip. Dienos šviesoje prie lango viskas ok, atrodo tokia spalva, kokią noriu, bet kai, pavyzdžiui, yra prie šviesų, tai dirbtinių, tai man kažkokia geltona biškį muša. Priekį dar šiek tiek paėmė, tokią platesnį sruogą, kad tiesiog būtų šviesiau, kitaip atrodo. Tai aš dabar, aišku, nepasidažus, tai biškai atrodo viskas išplaukia. Nežinau, ar dar kitą kartą pasiryšiu 8 valandų, gal nebebus tiek ilgai, bet, žodžiu, kiekvienas naujas meistras savo turi techniką, turi priprasti prie plaukų, tai, naujus plaukus nori padaryti savaip. Bet tik tai gavau tokios naudingos informacijos, rekomendacijų, tai kol aš sėdėjau ten tas 8 valandas, beveik viską užsisakiau, ką jinai man rekomendavo. Aišku, iš pradžių pasakiau, kad man be proto slenka plaukai, jinai iš karto sako, cinkas ir selenas. Tik cinkas ir selenas tau padės. Tai aišku, aš jau sakiau vitaminus, jau ir šiandien gavau. Po to man sakau, ką man daryti, nes mano plaukas labai yra porėtas, labai sausas, labai šiaušis, labai velis ir taip toliau. Jinai man iš karto sako, tau reikia kaukių, tau reikia iš vis produktų, kur yra lipidai. Ir iš karto jinai man pasiūlė, kadangi pati naudoja, turi tai šitą iš L'Oreal. Tai aišku, aš jau pasėmiau ir šampūną, ir kaukę būtent šitą. Sakau, man labai tie plaukai velis. Kaip reikia šukuoti, sakau, nes aš nežinau, sakau, aš šukuoju šlapius, žinau, kad blogai darau, bet sakau, su sausais tai šis, man atrodo, jie tie visi traška, braška, lūžinėja ir dar baisiau. Tai jinai man pasiūlė, nes jinai man pati šukavo su šito šepečiu Tangle Teaser, būtent kuris yra skirtas šlapiems plaukams šukuoti. Tai to dar nenusipirkau, bet reiks nusipirkti. Ir ką jinai dar man pasiūlė? Dar sako, tobulas dalykas, sako, žiauriai geras, tikrai rekomenduoju. Tai yra nenuplaunamas toks kaukė kondicionierius, kažkas nežinau, kaip jisai vadinasi tiksliai, iš K18. Tai sako, grinai, išsiplauni galvą, užsitepi ant plaukų, palaikai šiek tiek ir tada formuoji plaukus, džiovini tiesiai, nesvarbu, bet sako, idealiai užpildo visas poras plaukuose, visas tas įtrūkimus, plyšimus, skilimus, išsišakojimus, viską, žodžiu, padaro idealų plauką. Ir kokią dar rekomendaciją gavau, tai dėl tos violetinės kaukės, sakykime, blondinėms, ar ne? Sakau, aš šiaip naudodavau kaukę tokią iš Estelle, bet kadangi tai yra rusiškas produktas, jų nebegamina, tiesiog nebeparduoda, nebeplatina niekas, nes jinai irgi tą Estelle naudodavo. Tai sako, aš atradau labai gerą dalyką, labai panašų tą kaukę, tai va būtent šitą. Bet jos neužsisakiau, nes mačiau tik tai Lietuvoje jų yra. Tai gal kai grįžti į Lietuvą nusipirksiu. Tai va tokios rekomendacijos, viską beveik užsisakiau, tik tos kaukės neužsisakiau ir dar to šepečio nenusipirkau. Bandysiu, blogiau manau, kad tikrai nebus, o mano situacija su plaukai, žinot, kokia aš visada skundžiuosi. Aš šitos vitaminus plaukams nusipirkau. Čia labiau jie yra imunitetų ir skydliaukės veiklai gerint, bet kaip dar pildomas dalykas, ta prasme, plaukams ir nagams. Šiaip čia yra daniškas produktas. Lietuvoje esu pirkus tikrai ne kartą visokiausių šitos kompanijos vitaminų, tai visai nieko. Tai žiūrėsim, kaip man su šitais vitaminais seksis. Bet to labai yra keistas skonis šitų vitaminų. Tik įsidedi į burną, iškart jaučiasi toks kolageno skonis, kvapas. Kas esat geri kolagenam, tai žinot, koks tas skonis. Tai labai keistokas, labai toks stiprus. Taigi, galiu parodyti šiek tiek dovanų, čia ką vešiu į Lietuvą. Tai visų pirma, mes visi traukiamės dovanėlėm, visa šeima, mūsų tėvai, sesė, mes ir vienas kitam ten dovanosim, bet aš dar sugalvojau sesiai padovanoti va tokį rinkinuką. Čia yra iš Ritualų rankų kremas ir lūpų balzamas. Jinai mėgsta labai iš Ritualų ir būtent šitą liniją, tai tiesiog bus toks mažas dar niekutis jai. Toliau, vienam berniukui Lego. Mergytė labai mėgsta Frozenus.
O, čia biškai netaip susidėjau. Labai mėgsta Frozen viską. Tai žodžiu, čia yra toks ir aišku, mėgsta labai makiažą. Nu, dar jai tik tai 3 metukai, bet jinai labai mėgsta dažytis, nagučius lakuotis, nu, žinot, visos mergaitės. Tai toks rinkinukas, čia yra ir šešėliai, ir nagų lakai, ir kažkokie žiedai, man atrodo, visokie lūpom, žodžiu, toks. Ir dar vyras tokį rado žurnaliuką, tiesiog čia Frozen. Čia tokios visokios užduotėlis, aišku, čia daniškai, bet nu, vis tiek kažką papaišys, paklijuos. Mūsų vyrukui Tajui. Tai toks gumilinis, ne kilimukas, tiesiog pripučiamas, kai daro tą vadinamą tumitaimą ant pilvuko, kai guli. Tokie žuvytės plaukia, tiesiog čia yra pripučiamas ir vandens pripilamas. Žaistit, nes čia tie plaukiai visokiausi. Taip pat dar Tajui. Tai čia toks, nu, pianinas, žodžiu, ir čia kai su kojytėm spardusi ir šiaip kai vat, kai sėdėjau ir kai guliam pilvuko, vienu žodžiu, tokie muzikos garsai. Vyras pamatė, sako, o ne, jau prasidės pilna troba, bus visokiausių garsų. O čia kitam berniukui, kuris mėgsta labai visokius mašinėlis, garažus ir taip toliau. Tai čia tik dalis dovanų, o kitą dalį esu užsisakiusi Lietuvoje, pas mamą jau atvežė. Tai ten susipakuosiu, nusipirkau popieriaus pakavimo tokio ir kaspinėlių, o čia dabar reikės šitą supakuoti. Aš žiauriai mėgstu, žinokit, pakuoti. Aš nežinau, man toks yra malonumas pakuoti kažką. Man atrodo, esu minėjus, kad galėčiau dirbti kokiam fabrike, kur ten reikia pakuoti kažką, nes nu, man tai patinka. Aš mėgstu net kartais žiūrėti video, kaip kažką pakuoja. Žodžiu, nežinau kodėl, bet man labai patinka. Dar tokių nupirkau, tiesiog prie dovanų pririšti vardą parašyti kieno čia yra ta dovana. Ir prie vaikų dovanų, o dar prie tokius pridėsiu senelį šaltį. Užsakiau iš Zalando tokius batus, nu čia yra Buffalo firmos batai. Man labai gražus. Nu, aš nežinau, kaip pasakyti. Ir modelis fainas, ir taip įdomiai visai atrodo. Bet ant mano kojos tokie gremėzdiški atrodo, nes kadangi aš pati susmalkiu kojus kaip pagaliai. Ir tie batai tokie kažkaip dar plus šitoj vietoje labai sunkiai įsitraukia. Tai net nežinau, ar kentėti su tais batais, ar gražinti. Bet šiaip man jie labai patiko. Jie tokie šiek tiek gal kaip, nu, kaip rašė kaip žieminiai, bet nėra labai jau čia žieminiai šiek tiek pašiltinti. Tai neapsisprendžiu. Ir keistai kažkaip vaikščiot, kadangi jie nesilanksto tie padai, tai eini kaip su kažkokiais, nežinau, betono gabalais. Gerai, pasižiūrim, ką šiandien gavom iš kalendoriaus. Vakar noriu parodyti, ką gavau. Tai čia toks yra kietas plaukų šampūnas, bet taip, skaniai žinau, kad kvepia, kad oh my god. O šiandien yra 20. Taip, tai yra dušo gelis. Tai ką, nusipirkau tą šepetį. Nors Instagram'e klausiau, kas bandėt, ar tiko ar nepatiko. Tai didžioji dalis sako, kad tiko. Buvo dalis, kur sakė, kad nu, visiškai jokio skirtumo nepajuto, naudojant būtent šitą specialiai drėgniems plaukams. Tai, nu, bet aišku, aš vis tiek nusipirkau, nes jeigu pati nepabandysiu, tai nesužinosiu. Nu ir prie šepečio, kaip čia išeis su vienu šepečiu iš parduotuvės, reikia kažko dar priedų pasimti. Kadangi baiginėjasi mano kompaktinė pudra, tai kažkokį pasimiau iš Nils Jordan, nu čia daniškas brandas, tokią beikinimo pudrą. Nežinau, pasimiau tokią šviesesnę spalvą, nes man nereiks spalvos ant makiažo pagrindo, tiesiog, kad šiek tiek pafiksuotų. Po to šitą Superstay, čia bet toks blizgantis, nežinau, kaip jis gali būti Superstay. Va, tokias blizgantis spalva ir, ta prasme, jinai turi ilgai išsilaikyti. Nežinau, kaip blizgantis spalva gali išsilaikyti, bet, nu, žodžiu, čia yra mano spalva 35 čiki. Vieninteliai produktai, lūpų produktai, kurių aš beveik nenaudoju, bet aš juos dažnai perku. Tiesiog, nes man netinka mano lūpų. Nu, žiūrėsim, kaip šitas. Atrodo toks labai šlapės, turėtų gal gražiau ant lūpų atrodyti. Ir po to pasėmiau kirstas toks šepetėlis, tiesiog man pravedimui akių. Tai šepetėlis atrodo taip, jis yra kirstas, bet žiūriu, kad šiek tiek toks, nu, gal susiplonins, žodžiu. Ir šitą beikinimo pudrą mineralinį, bet dabar atsidariau, žiūriu, šiek tiek yra, gal nesimato jums blizgučio. Aš rinkausi tarp dviejų, viena buvo tokia matinė užbaigimo, bet ten granai kompaktinė pudra, o čia tokia labiau ta vadinama beikinimo. Tai, nors aš nelabai suprantu, ko skiriasi, bet žodžiu, pasėmiau šitą, nes ta spalva tokia buvo šviesesnė. Šiaip man nereik labai spalvos. Tiesiog, kad užfiksuotų ir viskas. Tai bandžiau nusivalyti nuo rankos, vat, liko. Nebėra blizgesio, bet yra spalva. Šiek tiek gal limpa, bet jaučiasi patogiai ir nesimato tų visokių, jums ir nesimato tų tokių visokių atšerpetojimų.
va, dovanos supakuotos ir padėtos po eglutę. Aišku, jos nebus po šitą eglutę. Tiesiog neturiu kur kitur padėti ir kad nesimaišytų, padėjau po eglę. Nu ir visai gražiai atrodo, bet aišku, jos visos važiuos, tik ne šitas, važiuos į Lietuvą ir bus padėtos po kitom eglutėm. Ką tik dėdė paštininkas atnešė man siuntinį iš Notino, kur užsisakiau šitos L'Oreal plaukams ir šampūną, ir kaukę. Nekantrauju šios pabandyti, ar padės ar nepadės čia mano plaukams, tik aš noriu pauostyti kaukę. Tokia labai kita. Nu taip, vaisiais kažkokiais kvepia. Tai va šitie produktai su proteinais turėtų padėti mano plaukams. Tai noriu parodyti dar šiek tiek siuntinių, pirkinių. Žodžiu, šitą savaitę yra vien siuntiniai ir pirkiniai, todėl kad paskutinę savaitę, nu, tiesiog taip gavosi. Tai užsakiau iš Shein tokį maišą dalykų. Žodžiu, vienam tokiam projektui. Nu, sugalvojau nepasikeist, kaip čia pasakyti, atsinaujint gal vonios kambarį, tai prisipirkau visokių nesąmonių. Pavyzdžiui, kaip laikiklis produktams duše. Visko nenoriu rodyti, todėl kad čia bus ne atskiras video, bet vis tiek kažkada vėliau parodys, tikrai ne šiandien, ne rytoj, ne poryt ir greičiausiai ne šiais metais, o jau po švenčių, nes dabar ne tas galvoju. Pavyzdžiui, vonios užuolaida. Čia sakiau tokių paveikslų, sakiau 2. Žodžiu, neapsisprendžiau, kurio noriu, tai pasiėmiau 2. Netgi plaušinį prausį, nu, kempinį prausį, bet tokią gražią radau, tai tą pačią. Žodžiu, daug nerodau, biškį parodžiau. Tai va toks mano vlogas šitas buvo. Greičiausiai, gal ir šiandien, gal ir rytoj pradėsiu filmuoti naują vlogą. Vlogą tai jau yra kelionė į Lietuvą. Nežinau, kokia ta kelionė nusimato, nes pranašauja didžiulę audrą. Žodžiu, turėtų palinkuoti. Tai šitą vlogą jūs matysit prieš šventes, todėl jums noriu palinkėti jaukaus kūčių vakaro su artimiausiais žmonėmis. Aišku, smagaus, gausaus, linksmaus kalėdų ryto ir susitiksim kitame video. Ate.